Sveiki visi, įversiu dirbtinio intelekto Roniu. Sveikinu visus, kurie čia vėl prisijungia prie manęs. Labai džiaugiuosi, kad jūsų daugėja. Kaip jūsų daugėja, tai ir man maloniau ir norisi daugiau duoti informacijos. Taigi šiandien pratęsim pokalbį apie Kaggle sistemą. Praeitą kartą aš apie ją pasakojau kaip įdiegti būtent mūsų dirbtinio intelekto interfeisą. Dabar parodysiu, kaip vėl pasijungti prie jo, kadangi mes tada praeitą kartą paskaitoj įkėlėm būtent tą notebooką. Tai va, notebookai yra čia kai Create Home, Kaggle. Tai čia va notebookus rodo. Mes spaudžiam va Flux Forge. Yra Forge interfejsas, Flux modulis. Taip dabar mes ant jo paspausim. Ir va pas mus kaip tik va čia GPU T4X2, kuri labai tinkama generacijom. Taip, dabar spaudžiam mygtuką, kad aktyvuotųsi mūsų sistema. Taip. Toliau. Čia bus vėl tokie ganėtinai neilgi procesai, ganėtinai greitai pasijungia, kaip praeitą kartą jungiamės. Tai va, dabar reikia mums instaliuoti Forge. Kaip konfigūruoti tos notebookus, kaip daryti pagal save, aš mokinu būtent kursuose. Kursuose mes lendam giliau į tos visos platformos, nagrinėjam, kaip jos dirba, mokinam daug visokių įdomių dalykų, žodžiu. Jis pas mus įsikėlė, dabar prašom requirements. Taip. Palaukiam. Turėtų greit viskas sueiti. Bet šiaip pat Kaggle apsimoka, kas neturi stiprių resursų, negali instaliuoti pas save kompiuterį, tai Kaggle'as tai čia puikiausias pasirinkimas yra. Nes va, pažiūrėkit, čia galima eiti, kaip ir sakiau, po to į settingus ir rodo, kiek valandų mes padirbom. Liko 30, mes valandą ir 29 minutės. Tai čia 30 valandų į savaitę, patikėkit, čia per daug netgi. Nebent jau sėdėt be galo, tai be krašto. Bet aš darau kartais, aš atsimenu, kai neturėjau resursų, dariau visokius tokius feikus, tai atidarydavau akauntą dar vieną, prašydavau ten draugės arba žmonos, kad jį telefoną užregistruotų, tai turėdavau antrą akauntą ir dirbdavau su kitu, tai gaudavosi žymiai daugiau valandų. Tai va, šitas pas mus, man atrodo, viską padarė. Dabar mums reikia instaliuoti modulius. FluxDev 2. Čia galima instaliuoti ir kitus modulius, bet sakau, visus tos dalykus aš rodau per kursus. Kaip tai padaryti, kaip nustatyti savo nustatymus padaryti, kad dirbtų viskas pagal tave. Kad būtų pluginsai, ten extensionai, išvaizda netgi, žodžiu, viskas. Kaip sakot. Taip, laukiam, kol instaliuojasi modulis, kiek jis ten, 11 GB, 12, tai, žiūrėkit, greitai ganėtinai. Vis tiek jisai instaliuoja, Flux, viskas, sustojo, gerai. Tai ką, dabar atsimenat, čia reikia ngroko tokeno, kurį aš turiu. Tai turėtų dabar man pasileisti su jo.
Taip, pažiūrim, leidžiam mūsų interfeisą per tunelį ngroko. Rašo successfully, bet reiks palaukti, čia reiks tikrai palaukti šiek tiek. Va, jis duoda tunelį, bet dar iki jo aš neprieisiu. Nu, jis va, installing clip rašo. Palaukiam. Nu va. Jis kiek objektų. Dar čia irgi ne viskas, aš kaip manau. Dar turėtų jis daryti ir duoti lokalų hostą, jeigu mes turim pas save tą būtent dirbtinį intelektą. Šiaip dėl viso ko aš paleisiu savo Forge, kad jeigu rodyt, kaip generacijos vyksta ir išvis biškį apie interfeisą, tai čia bus greičiau, tai aš manau, kol jis pasileis, tai čia tikrai reikia laukti. Nes jis dar nedavė hosto. Nu, va, mano tas Forge'as. Čia, va, kaip matot interfeisas, čia rašomi promptai, čia yra image to image sekcija, tai gali įkelti imidžą ir pergeneruoti kitaip, aprašant jį kažką panašaus. Čia spaces, tai čia daug neaiškinsiu, čia yra specialiai tokie, pavyzdžiui, toj pasakysiu, va šitas image procesas matting, jis removina backgroundus labai gerai. Va. Dar čia yra it's a lightas, reguliuoja lightą gerai. Nu, va, FaceFast, Photomaker irgi kartais praverčia. Ekstras čia įkeliami imidžiai, pavyzdžiui, kad jos mes galėtume pakelti jų kokybę. Pavyzdžiui, dabar jų maža, bet šiaip tai mes galim paimti, pasirinkti tinkamus upscalerius. Nu, čia jas reikia parsisiųsti ir žinoti jos irgi apie atskirą teoriją. Tai, pavyzdžiui, aš pasirinku šitą, tegul būna pas mane, dydis 2 ir va, aš galiu ją išdidinti, generate. Va, pas mane generuoja, visas va tas, va čia rodo title upscale, tai reiškia jis tokiais ploteliais apdirbinėja šitą paveiksliuką ir didina. Tai va, pažiūrim ką gal. Va, pagaliau jis davė. Gerai, spaudžiam čia. Visit site. Ir va, mes esam pačiam Kaggle interfeise vidiniam per tunelį ngrok. Turim modelį Flux Def1. Tai čia yra irgi pasirinkimai SD1 modelis, Excel, Flux arba All. Persijungiam į Flux. Dabar šitam modeliui VAE ir klipų visokių enkoderių nereikia kalbos modelių. Pas jį viskas yra viduje. Čia šitos funkcijos tai stovi automatic, bet jeigu tu nori grinai prisijungti prie būtent Flux Def BNB F4, tai
čia, pavyzdžiui, galima pasirinkti lorą. Arba tiesiog BNB F4. Nu, jeigu šiaip tai viskas darosi automatiškai. Šitie modeliai yra kitiems Flux modeliams. Tai pasirinkimas šitas būtų tinkamas, bet užtenka to automatik. Bet jeigu mes norim prijungti loras, tai matot BNB F4, lora yra, FP16 lora. Tai čia, jeigu norim prijungti dar papildomą tokį dalyką, kur reguliuoja kažkokį stilių. Nu, o dabar paliekam automatic. Čia yra Q, tai šitas swipe method mes paliekam, kad jis nepaidinėtų paveiksliuko, o generuotų iš karto CPU arba shared. Nu, kaip pas ką kartais shared greičiau dirba. Šitų funkcijų tai galim padaryti ant shared. Pavyzdžiui, dabar kas čia toliau? Čia yra sampling method ir schedule type. Sampling method tai čia yra jų daug, bet jis treniruotas ant Euler ir ant simple pagrinde. Taip, tai sampling step tai vadinasi, kiek reikia padaryti žingsnių, kad susigeneruotų geras paveiksliukas. Tai jis treniruotas ant 20, galima 40, 50 daryti. Dabar čia būtent CFG scale'as Fluxo 3.5, jį geriau nejudint. Čia CFG scale'as tai yra ant 0. Jeigu mes padarom, matot, atsiranda negative prompt. Tai Fluxas dirba be negative prompt. Iškart jis supranta mūsų kalbą, galima rašyti paprastai, be jokių specialių promptų, kaip, pavyzdžiui, SDXL modelį ar SD1 modelis. Tai pavyzdžiui, sugeneruojam čia ką nors, pavyzdžiui, pasiimsim, padarysim paveiksliuką 7, 6, 8 ant, tiklau taip, jo. Ir padarom, prompto kaip tik ir taisyklę. Pirmiau rašom, ką norim, foto, artą ar dar ką nors. Tai darom, pavyzdžiui, painting of the woman. 20 jo rašosi, nerašosi ten specialiai years, užtenka jo, dirbtinis intelektas supranta. Wearing yellow dress, sitting in the bar. Painting rašom stilių dabar, mes parašėm ko norim, dabar parašėm visą segmentą, kas bus ir kas sėdės, kur sėdės, ar dabar abstract painting style parašysim stilių. Abstract painting style. Bandom, generuojam. Žiūrim mūsų Flux, ką jis čia galvoja.
trying to free, taip, žiūrim. Va, pradėjo jis galvoti, pradėjo generuoti, va čia viską rodavo, šitą konsolę, per ją viską galima matyti, kokie veiksmai ar kokios klaidos vyksta. Tai palaukiam tos generacijos. Nu, pagal tokio didelio modelio, kuris 12 gigų sveria, tai čia palyginus šitą sistemą labai dar greit veikia. Tai, nu, tikrai patikėkit, kad tikrai naudinga su ją dirbti. Jūs galite čia, pavyzdžiui, sukurti modelį, kurį, pavyzdžiui, product placement ar ten kremą, taip parduoda. Galima mockupus padaryti, kad, nu, nesimatytų tų užrašų. Pavyzdžiui, viskio butelių, visokių be užrašų ir gali tai parduoti laisvai Adobe Stock'e. Nu, dar daugiau yra uždarbių, čia ne tik apie Adobe Stock'ą, jeigu šnekėt, o šiaip jie yra praktiniai, grinai dizaine, parduot plačiaformatėje spaudoje. Nu, žodžiu, beribės, animacijų, video. Va, pas mus susigeneravo moteris. Matot, ką prašiau, tą ir gavau. O geltonas pas ją siūtas, atsiprašau, dres. Va, plaukus mes neaprašėm, jeigu galėtume prašyti plaukus. Sėdi va į bare, gana tapybiškas, taip yra, nu, bet nelabai abstraktus. Tai gal mes wearing yellow dress dar padadėsim red hair, kad būtų pas mus jį. Gerai generuoja. Tai va, tai matot, čia va yra grinai, nu, mūsų tekstinės užklausos. Tai tekstinės užklausos rašosi čia viršuje. Tai yra tokenai vadinami iš tikrųjų, vat, painting tokenas, čia tokenas ir taip skaičiuojasi tokenais, supranta pats dirbtinis intelektas. Čia ne žodžiai, o tokenais vadinti, šiaip reikėtų pagal visą taisyklę. Tai čia, kaip aiškinau, čia stepai, per kiek žingsnių padarys mūsų imidžą. Čia galima padaryti kiekį, kiek norim jų padaryti. Čia yra rezoliucija, čia va tas CFG scale'as, kurį mes neliečiam, jeigu naudojam Flux modelį. Šitą irgi neliečiam, todėl naudojam Flux modelį. Čia seedas, galima užfiksuoti seedą, jeigu užfiksuojam seedą, nu pavyzdžiui, va dabar, tai pas mūsų įsigeneruos moteris. Va, kaip matot. Nu visai faina, man patinka. Tai čia galima užfiksuoti seedą. Va, užfiksavau seedą ir dabar žiūrėkit, aš vėl generuosiu. Palauksim. Čia va dariau scale'ą, pažiūrėkit, ant kiek va, išdidino jis man. Va, viską. Va, grinai tą moteriškę. Aišku, čia dar galima akis viską pataisyti. Va, matot, labai didelis vaizdas. Tikrai galima dirbti su įmonėm, kurios reklamuoja produktus, pardavinėti plačiaformačią spaudą. Nu, žodžiu, čia beribės galimybės. Tai ką aš dabar čia jums rodau, tai ką mes rodom kursuose,
Tai čia iš vis, nu, aišku, dideli skirtumai, bet vis tiek aš noriu perduoti informaciją, kad jūs gal patys pradėsit ieškoti, naudotis, jeigu neturit pinigų sumokėti už tos kursus, tai gal gausis jums, nu, padedanti medžiaga, kad jūs galėtume ieškoti toliau, kaip diginti, kaip ieškoti, kaip išmokti tą dirbtinį intelektą. Va matot, kai buvo užfiksuotas sydas, gausi tas pas paveiksliukas. Sydas tai čia va tas numeris šito paveiksliuko. Jau jeigu jis yra, viskas, pas mus paveiksliukas bus pastoviai toks pats. Nu nebent, žiūrėkit, nebent aš pakeisiu jai ne red hair, a blondį padarom, taip. Blondie hair. Tai va, čia va, dar jums šitų funkcijų kol kas nepasakosiu, gal papasakosiu kitą kartą, o dabar pažiūrim, kas bus, jeigu mes vat, paprašėm geltonų plaukų. Man atrodo, jie išliks tokia pozicijoje, ar neišliks. Nu, pažiūrėsim, man įdomu, geltonus plaukus, prašau. Nu va, apie išdidinimą supratot, čia vat ekstras pasirinkamas yra tinkamas modelis, čia yra kiek kartų padidinti, čia dar visokie yra papildiniai, nu, čia reikėtų irgi daug pasakoti, aš darysiu šitas paskaitas, bet pagrindas, va, čia supratot, kaip galima generuoti, tiesiog. Va, o, turi geltonus plaukus, bet sėdi toj pačioj pozicijoje, kaip mums reikia. Dar tas Flux modelis labai geras yra InPaint'ui. Tai, nu, gal vat, spėsiu jums parodyti tą InPaintingą. Jeigu spėsiu jo pagal laiką. Labai norisi jums tai parodyti dar. Tai pageneruojau, va, sugeneruojau, turim blondį, taip. Dabar aš norėčiau ją, nu, biškį padaryti biškį pakeitimų. Tai čia, vat, mygtukas yra Send to InPaint. Mes siunčiam InPaint, va, jis persiunčias į tokį paveiksliuką. Čia va, yra valdymo paneliai, čia va, brašas tas reguliuojasi, kurį mes va, nu, taikysim, ką mes norim pakeisti. O čia va, mygtukas, kad iš vis matytume visą vaizdą. Tai ką čia jai pakeisti? Gal bandysiu pakeisti jai tą dresą visą, taip, nu, tai bandysiu pakeisti iš vis pakeisti, gal jai padaryti jacket, gal pabandyti, nu, taip, nu, bandau aš, žodžiu, šiaip jau dėl įdomumo dėlės, tai tegul ir rankos ten, jeigu bus jacket, tai biški viskas bus kitaip, tai nutapysiu čia, šitoj vietoj. Gerai, dabar grįžtam ir dabar taip, dabar einam į viršų ir wearing jacket and jeans, ok, nu pažiūrim. Taip, dabar būtinai reikia padaryti only masked. Jeigu darėm full pictures, jis va, paims jums ir
ištampys tą paveiksliuką, tai darom only masked. Čia galima padaryti, ant kiek jis plačiai supranta, kokią platybę pasimti, kad aplinkui jis suvoktų tos vaizdus. Nu čia užtenka. Ir mask blur 4, nu galima padaryti 6, bus fainiau. Čia ta rezoliucija 1024 ant 104 geriau palikti. Viskas. Sydą aš numušu, nereikalingas mums tas pats sydas. Tai dabar tiesiog paimu ir ką? Generate. Žiūrim, kas vis dėlto gausis. Taip, įdomu tikrai. Fluxas modelis yra, nesilpnas, tikrai nesilpnas, bet aš tikrai nesakysiu, kad blogas modelis yra medžioniai arba ideogramų. Visi, žinokit, jie turi pliusų ir minusų, apie tai reikia atskirą tokią paskaitą daryti. Bet šiaip tai, kada turi nemokamus resursus, tai žymiai fainiau daryti produktus, pardavinėti produktus, nes tau nereikia mokėti už tą resursą, kurį tu turi pas save namie. Arba, kaip aš jums parodžiau, online per Kaggle, laisvai galit dirbti, daryti dizainus, daryti banerių animaciją, ką norit, žodžiu. Opa. Nieko jis mums nepakeitė, ne? Žiūrim dar. Pabandysim dar vieną metodą. Wearing jacket and jeans, aš sakiau, aha. Gerai. Tai mes galim... O čia šitas Denoising Strange, jis atsako, ant kiek leidžiama prigalvoti dirbtiniui intelektui. Čia mažiau, čia beveik nieko jis nepadarys, jis taiso tik klaidas, kada darai 0,3, ten, pavyzdžiui, pataiso veidą, pataiso rankas, ten, o kai kuo toliau jam duodi, tuo toliau jis fantazuoja. Tai pabandom dar kartą tą, aš pastiprinu, padarau 0,95 ir kas bus iš to, ar gausis mums tai, ko aš noriu. Šiaip tai, kad padaryti iš tikrųjų jacket, reikia biškai čia papaišyti tokių elementų jacketų, jis labiau suprastų, nes čia yra kaip tik in Paint Sketch tokia funkcija, galima papaišyti ir po to jau mesti į in Paintą ir tada jau jis gali pakeisti jau tos elementus. Dabar aš manau, jis su manim nenorės sutikti, jis darys tą dresą, darys seksualiausią moterį, matot, didina krūtis. Žodžiu, pažiūrėsiu. Žiūrim. O, išvis į nesąmonę. Išvis kitą moterį, jo padarė moterį su jacketu, su visko, bet būtent įpaišė į tą moterį, tai darau interput. Čia yra visiškai nesąmonė, negalima taip leisti jam fantazuoti. Tai man su to jacketu ne visai pavyko, gal tiesiog tada pabandom biškį kitokį būdą, tai gal bent jau jis pakeis plaukų spalvą, bent jau. Kažkaip aš čia per stipriai tos išdidinsiu. Taip, gal pakeis plaukus mums pagal tą jacketą, tai galima jo pasidaryti, jeigu papaišus čia jam, jis tada suvoktų. Gerai, tada taip, viskas. Davai
Darom kokius nu davai black. Ir bus jam sunkiau iš visų į tamsų, bet pažiūrėsim. Tik reikia tą G-scale pasidaryt bent taip, kad jis nepradėtų daryti tų nesąmonių kaip dabar. Sukūrė moteris su džeketu džinsais, bet ne ant tos. Gerai. Bandom, žiūrim. Šiaip programa yra nuostabi, kada ją visą įvaldžius, tai ji nėra sunki, tiesiog aišku, reikia žinoti čia tos funkcijos. Bet visą šitą mes mokinam ir per kursus, ir taip atrodo, kad sunku įvaldyti šitą neurotinklą, bet tikrai patikėkit, viskas yra paprasta. Tiesiog reikia patirties, būtent patirties, dirbt, kol jau nesigaus geri rezultatai. Pažiūrim. Ką jis mums... Ne, jis nepakeitė mums plaukų. Jis paėmė, tiesiog padarė jos dar kitokiais. Bet iki tamsumo nedaėjo. Taip. Iš visų jo neuronkiai tamsius, biški gal davė to tamsumo, šiek tiek čia pažiūrėsim to. Bet šiaip inpaintas, pavyzdžiui, labai gerai, šiaip plaukus tai padarė dar fainiau, iš tikrųjų matosi, kad biški gal dažyti tie plaukai, šiaip jo, jis pakeitimus tikrai padarė, jeigu skirtumą žiūrint čia ir čia, tai tikrai tos plaukus keitė. Gerai, permesim ją čionais, ir parodysiu jums, kaip taiso labai gražiai veidus, padidinsiu. Tai pavyzdžiui, pažymėsiu šitą veidą. Taip. Grįšiu ir parašysiu high detailed woman face. Taip, čia padariau klaidą. Dabar darom, mažinam, ant 4,7. Ir pasižiūrim, kas bus. Generate. Flux Kaggle. Pažiūrim, kaip jis dirba pas mus. Tikrai dirba. Gerai. Turim 3 sekundės. Žiūrim, ir pažiūrėsit, kaip jos face'as, tikrai turėtų susitvarkyti ir dar pasidaryti gražesnis. Viskas, dabar žiūrim. Matot? Žymiai detalesnis, akis jau teisinga, tokios šviesos yra,
aišku, toks plastikinį efektą, bet mes darėm tapybą. Bet matot, palaukite, pažiūrim, kas su mūsų originalu buvo. Padidinam ir pažiūrim. Vat mūsų originalas, taip, o dabar pasižiūrim, kaip buvo pasidarė, va čia, matot, žymiai pasikeitė. Tai va, tai čia dar vienas iš tokių gerų momentų, galima taisyti rankas, peisą, aišku, vat, nu, visgi norisi, vat, kažką pakeisti dar joje, tarkim, nu, užsiimti to džaketų, pabandysiu gal in-paint sketch padaryti. Mesiu ją. Nu, čia pasiimsim spalvą, taip, ir nupiešim, vat, jacket jai. Nupiešim dar, gal paimsim spalvą, paimsim čia gal tokią spalvą ir čia padarysim, kad yra kažkoks, oi, čia per stipru, Ctrl Z, pamažinsiu brašą ir vat, padarysim, kad yra taip. Vat. Ir pabandysiu dabar vat jį, va šitą paveiksliuką perkelti to in-paint. Nu ir va čia va dabar pasižymėsim, aš tiksliai nežinau, ar viskas gerai čia mums gausis, bet bandau rašyti yellow jacket. Taip, bandom ką jis sugalvos. Padidinam iki 7.5. Nu ir darom generaciją. Yellow jacket. Fashion style. Ir rašysiu gal. Taip. Generate. Žiūrim, ką prikurs mums dirbtinis intelektas. Nu, dirba. Gerai. Matos flaksas mūsų Kaggle sistemoje. Galim matyti jo darbą. Viskas kol kas sklandžiai einasi, viskas yra gerai. Nu, žiūrim, ką tu mums padarysi dabar. Ar pavyks tai, ką mes norim. O, pasikeitimas įvyko. Labai gerai. Tik bus su tom rankom problemos, va, kaip matau. Tai čia nieko tokio. Va, viskas. Gavom tai, ką norėjom. Nu dabar galim ją paimti, patasyt. Gerai pasakiau. Dabar high detailed
woman, hands and body. Taip, metu šitą paveiksliuką čia nais jau. Dabar tiesiog čia padarom refresh, kad nieko nebūtų. Nu ir tiesiog darau va čia tokį taisymą. Tai čia jo ant šito gal jis pataisys mums taip, kaip mums reikia. Gerai. Vėl generate. Kaglas dirba mūsų Forge'as dirba. Na, kaip supratot, žmogiško inputo visą laiką reikia. Taip nebūna, kad tu sugeneruoji paveiksliukai ir tau iš karto viskas pavyko. Kartais tai būna, bet kad padaryti savo konceptą, tai tikrai reikėtų žmogiško inputo, inpainto, kaip matot, papiešimo tokio. Nebūtinai mokėti ten super piešti, bet matot, ką aš padariau. Žiūrėkit, ką jis padarė su šitą ranką. Su šitą ranką dabar jis padarė tikrai, blogą dalyką. Jį išskėtusi tas kažkaip ranką. O taip išskėtusi. Gal gerai. Kol kas paliekam šitą problemą spręsti gal po to. Tai dabar turim čia pataisyti. Taisom. Kaip yra lokalus tas Forge'as, tai jis generuoja tos paveiksliukus žymiai greičiau. Pavyzdžiui, čia mes sugeneruosim a man with blue hairs, red shit. Tiesiog. Veikiu. Gal padarysim fashion foto. Gerai, čia gal rezoliucija atitiks. Gerai. Sampling method pas mane 8, nes pas mane modelis ant 8 mokintas. Ir čia yra kalbos visi tie encoderiai. Vienas encoderis, antras, kad suprasti klaidą, ir čia vaja, kuri suspaudžia vaizdą. Čia atskira irgi paskaita apie tokius dalykus reikia daryti. Spaudžiu generate, pažiūrim, kas čia. Žiūrėkit, ranką pataisė viską. Dar galim, vis dėlto dėl idealumo čia paimti ir dar čia padirbėti su šitą vietą. Taip. Pažiūrėsim. Padarom generate. Įskaitimas tas rankos gali būti toks, bet, pagal kompoziciją gal kažkaip, ne taip žiūrisi. Tai čia jau turim. Man reikia gal padaryti taip.
6, 8. Ir dar gerai būtų, jeigu norit, kaip būtų viso ūgio, tai dar parašyti, pavyzdžiui, pas jį Red Shoes. Red Shoes. Ja, teisingai. Va, tai generate. Pas mus čia generuoja su to moterim, o jau ranka yra paguldus. Nu va. Matot, viską sutvarkė. Sutvarkė mums tai, ko reikėjo. Dar dabar mes paimsim ją ir išdidinsim. Taip. Pažiūrėsim, ar bus gerų upscale'ų čia. Nu, gerų nėra tokių kaip, bet mes galim pasiimti, pavyzdžiui, SRGAN 4. Nu, ir padidinam, pavyzdžiui, 4 gerai. Galima pamiksuoti dar biškį su šitu. Nu, pabandau, bet padarau jam 0,17, kad jis tokios stiprios įtakos neturėtų, bet jis, nu, tinka paintingui labai. Tai pas mus kaip paintingas, tai ne visai foto, bet, nu, tai pabandom išdidinti tada 4 kartais, taip gerai. Generate. Ir laukiam, čia reikės palaukti. O va, vyruką mes turim, matot, aprašėm, kad jis turi raudonus batus, tada mums davė visą figūrą. Jeigu mes, nu, aprašinėjom ten, pavyzdžiui, tik, vat, ką apsirengęs, kokie plaukai ir taip toliau, kelnes, tai netgi gali būti, kad jis va taip ir iki pusės. Aišku, ir dydį reikia tokį va pasiimti, matot, aš pasiėmiau 7, 6, 8, 1, 5, 2. Tai va, tai tada ir gavom visą figūrą. Čia dar plus va, tas formatas, jeigu mes formatą įmam vertikalų dabar, taip, jeigu horizontalų, tai vaizdas gali nusipjauti, kaip žmogus per pusę. Nu, pabandom, pavyzdžiui, va, pakeisti taip ir padaryti generate. O čia žiūrim, kaip pas mus sekasi. O išdidėjo šitą mūsų moteris. Taip. Gerai, paspaudžiau, pasižiūrim į visas detalės. Nu, ką galiu pasakyti. Nu, super, aišku, pamaišiau su to painting, tai jis biškį va, davė va, tokius kaip drobės efektus. Bet šiaip, jeigu išsaugus, tai dabar galim pažiūrėti į desktopą išsaugusiu, pažiūrėti kokią rezoliuciją. Taip, tai einam į desktopą, taip, kur mūsų ta moteris, vainai, ir žiūrim properties, details, nu va rezoliucija, matot, o galima didinti dar, ja, galima dar didinti, dar galima tobulinti. Tai va, visas va, mūsų šiandienos darbas. Nu, visai graži moteris, ne, ir toks, nu, pusiau tapybinis darbas yra, tai visai gerai. Parodžiau jums funkcijas, kurios va, norėjau, kas yra inpaintingas, ta generacija, flux modelis, va, jo galimybės. Tai ką, ačiū uždėmesį, tai laukiu visų, subscribykit, pasirašykit, komentuokit, laikinkit, lauksiu jūsų visų kitą kartą. Iki.